make soccer great again. Sibet. Sibet kazino. Sibet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Su gimimo diena, su gimimo diena. Ai, man reikia paimti. Su gimimo diena. Vos žvakinį uždėsnai. Opa! O, 3 šakutės, viskas. Viskas. Nu, tai ką? O, čia laidos prodiuseris jau sudirbo. Sugalvojom, nors šiaip iš tikrųjų pirmas tortas. O ne? Ten kažkaip Vakar nebuvo? Vakar buvo tik tai. Buvo, desert. tai O ko vakar mes- buvo, gal. Ką? Tai aš tikiuosi, kad čia ne vanduo įpiltas. Nu, tai tada už Lietuvos rinktinės pergalę čempionatą. Sokerio pergalę. Nu, prašom, kombinuokim. Kombinuojam, paskui. Aš galiu dabar, ne? Tai pastebėtina. Pastebėtina. Tam, kad paskui dantys veltųsi per podcastą. Ar taip vėliau? Gal. Taip. Niekada nenugalėjau. Dėl to ir miegoji 5 valandas, kiek visą naktį kepėjai, nu, matos čia taro rozmariną, kol sudėlioji. Jisai žinoma, Laukiu, kol radau. kepėjas mūsų būryje vadina. Kepis. Kepis. Turim čia, matau, prodiuseris pajungia statistiką tokią, kiek kurių pasaulio čempionato šalių rinktinės yra žaidėjai, kurie per čempionatą švenčia gimtadienius. O girdėt, rimtų analitikų čia Jo, turi? čia... Bet čia trumpai pasakysiu, reiškia, kad Gana, Ispanija ir Švedija tikrai nelaimės čempionatą. Kartu su 7 gimtadieniais. Su 7 gimtadieniais. Nu, svarbu, kad neturėtų kokio nors kaip mes Monako žaidėjo, kur priduos paskui visus. Viešbutyje buvo geriama. Tik tai geria tų rinktinių. Kaip buvo, 15 vyrų susirinkę, tai geriama, nu čia tai bairė. Čia neįmanoma. Kartais gali ir padėti gal šitie visi. Ai, Puerto Rico. Nes, va, čia, ir čia va, gerą aliuziją galim suvesti, aš tarp kitko norėjau pasinaudoti eteriu, pasveikinti Ferrari fanus, nes vakar po labai ilgos pertraukos Lewis Hamiltonas paėmė Barsos Grand Prix ir jisai jau ten labai ilgai nebuvo laimėjęs nei vieno etapą. Ir žodžiu, vat, kas padeda, supranti, vat, išėjo, kad žinios, kad su Kim Kardashian susimetė, pradėjo važiuoti Bahūras. No. Tai gal supranti, Hebra. Visom trasom. Hebra, visom trasom. Paspaudė gazą. Tuneliais ir platesniais, ir siauresniais. Tai čia gal supranti, fulė. Irgi, nu, Hebrai, kaip sakant, tas visas pasilinksminimo kontekstas pagelbės visą. Jo, gal pavyzdžiui, va šitie vyručiai be gimtadienių. Nu. Po pirmo pralaimėjimo susikaups. Gali būti, kad problemų turės daug. Nu, kaip sakyti, reikia ir gedulas, bet ir vilties gal yra. Gerai, žodžiu, formulė taip, kiek pačiam Laurinai futbolas aktualus gyvenime yra? Oi, čia aš man atrodo, su futbolu esu tiek pat, kiek prezidentas susijęs. Ta prasme, tikrai gali būti, kad dėl to nieko ir nesakiau, nes galėčiau su Kašio kėdais turbūt išbėgti, žinai, nes neturiu būti su tiesiog namie. Tai mažai futbolo gyvenime šiaip yra buvę. Ir nežinau, aš kitais sportais kažkaip domiuosi, futbolas man niekad nelipo. Bet čia gal istoriškai, nes mano tėtis Kašį žaidė, tai buvo daugiau kažkaip vis tiek į šitą reikalą. Autosportas, nežinau, golfą žaidžiu, tai važiuoju biškį tenisą kažkaip. Šiaip labai gerai, kad futbolo laidą visgi tave pažiūrėjau. Ne, tai normalu čia, kai buvo pasikvietę. Sokerio. Nepamiršk. Kai buvo pasikvietę į Euroviziją, žinai, taip, mačiau iš Rilsų. Mes taip galvom, kad čia šiaip šitą laidą gera proga, tik su draugais buvo Griniavičius atėjęs, paskui Saročka, dabar šiaip nesutinkam, bet... Aš tai jokios čia sakau, tokia yra... Kitą savaitę Kadleris ateis. Čia yra tokia grupuotė, žinai, kur vieni pas kitus į podcastus vaikštam, bet vis tiek turim ką pasakyti, žinai. Taip, o pastaruoju metu kažkiek pavyko pažiūrėti, ar nematei? Ne, nu kadangi buvo gimtadienis, žodžiu, tas visas savaitgalis, tai aš kažkaip leidau ramiai sodyboje šitas atidarimo savaitgalį ir kažkaip į nesį. Tai gerai, mes žinok, tau ir paruošim tokių labiau klausimų, kur tokie bus labiau hipotetiniai, labiau tokie. Išmastyti, kur galima. Jo, ir šiaip. Man labai patiko praėjusiai laidoje vienas iš mūsų žiūrovų parašė komentarą, geriausia laida apie futbolą, nes nėra nieko apie futbolą. Bet čia iš tikrųjų gal taip ir yra, nes mes turim labai daug tų ekspertų ir, pavyzdžiui, aš kai labai klausau kažkokį ekspertinį podcastą, ne, tai jeigu pusę tu nesupranti, tai kokia iš jo nauda,
tada, ne? Yra momentas. Ir dažnai mes, man atrodo, Lietuvoje, sutikim su tuo, kad mažas procentas yra tikrai futbolo gerbėjų ir futbolo fanų, kurie ten seka čempionų lygą, kurie nusimano dar šitų hardcore. Taip, nedaug čempionatų istorijas, ten, žinai, nežinau, ten kaip Grinevičius visą moka, žinai, šitą chronologiją visą Eurovizinę, žinai. Tai nėra tokių labai daug ir tau, jeigu norisi įeiti, man atrodo, tokios laidos labai gerai. Čia kaip buvo, žinai, kas Formuliai Drive to Survive. Aš galiu palyginti Netflix'o, kai išėjo tas serialas. Tai tokia žmonių kalba pradėjo rodyti, kas vyksta pedokė, žinai, ten tas dramas visas biškai. Nes jeigu tu šiaip žiūrėtum visas lenktynės, ten visas treniruotės ir po to žiūri Drive to Survive, tai tu toks, tu supranti, kad ten labiau yra ne tau jau skirta, nes tu jau per daug viską gerai žinai. Aišku, gali skaityti ten techninės reguliacijas, kas ten, žinai, labai išmano, bet ten, ar žinai, ten kažkoks sparnas tiek pasisuko, ar tiek ir kaip ten keis aerodinamika, tau nėra iki galo įdomu. Tai man atrodo, kad... Ir įdomu, ir suprantama, net iki galo. Sportas yra sportas, bet jisai, man atrodo, pagrindinė funkcija yra entertainmentas. Tai va, turbūt čia ir labai į tą komentarą atliepia. Ir to entertainmento nemažai šiaip iš tikrųjų, kadangi čempionatas Amerikoje, koks pačio yra santykis su šita didžia valstybė, tai labiau toksai, kaip aš, kur man, pavyzdžiui, patinka, USA, ten viskas, ar kaip kolega, kuris nekenčia šitas valstybės. Ne, valstybės nėra, gal tu čia taip gerai, gal biškai. Tu neįleis manęs, niekada, baig. Aš esu buvęs Čikagoje, patiko man viskas. Ne, aš nesu buvęs dar Amerikoje, nors Meksikoje esu buvęs, bet labai norėčiau nuvaryti. Ką aš tikrai apie šitą šalį žinau, kad jinai yra labai skirtinga. Ne? Ten rytai ir vakarai yra absoliučiai taip, kaip mes paimtume, nežinau, lygiai tą pačią Lietuvą su Portugalija palygintume. Ne? Tai ar tu gali? Nelabai, nes ir kultūros skirtingos, ir tokia, sakyčiau, visiškai net civilizacijos kitokios. Taip, iš principo. Kažkur per vidurį pasižiūri, iš vis ten nėra tų labai didelių. Ta prasme, jo. Tai aš labai atsimenu, kaip labai pakeičiau savo požiūrį apie Ameriką. Čia prieš kokius 7 metus atvarė iš Los Andželo toksai vaikinukas, venture kapitalistas, čia dairėsi kelias įmonės nupirkti. Ir jisai buvo mano ten draugų bendras draugas, sako, nusives kokteilio, susipažinsit, pašnekės. Ir tada buvo tik Trumpą išrinkę pirmąją kadenciją. Ir aš sakau, hebra, what the hell, žinai, tipo, ką jūs čia sakau, kaip jūs čia sugebėjote tokį išsirinkti, žinai, net ne tai, kad respublikoną, bet sakau, ta prasme visiškai parodė. Neaišku, kas jo. Ir jis sako, žinai, Laurinai sako, jūs prisižiūrit Hollywoodo filmų ir jūs galvojat, kad Amerika tai yra Brooklynai, Manhattanai, žinai, San Franciskai, LA, Kalifornija. Mes ir patys dažnai galvojam, kad Vilniaus tas burbulas irgi yra Lietuva. Apie ką kalba ir sako, žinai, Teksas, ar ten kažkur, žinai, kalnai. Sako, suvok, kad, sako, daugiau negu pusė mūsų šalies realiai gyvena trailer parkuose ir valgo kečupą ant bulkos. Ir, ta prasme, ir viskas. Ir, tada tu suvoki, kad jeigu tu Lietuvą multiplikuotum ten ant kiek Amerikoje 105 milijonų, ne, gyventojų. Kažkas. Tai va, ant tokios skalės, tai ir pas mus būtų tas pats. Mes turėtume, žinai, 100 000 vaitkininkų ten tų visokių, žinai, batinių visokių. Tai va, tai aš kažkaip su Amerika turiu gal tokį daugiau santykį. Kultūrinė prasme ten, man atrodo, labai apie nieką yra. Tas pats New Yorkas, kuris ten meno kažkokią meką, yra daugiausiai emigrantų pastatytas, tas visas reikalas. Tai visa valstybė. Imigrantų jo reikėtų sakyti, bet taip, tai ką žinau, aš tik tai pasižiūrėjau dar tas atidarimo biškį ištraukas, labai suvedžiau kažkaip su Super Bowlu, kad vis dėlto latino kultūra labai gražiai renka soft power, tokių, kaip sakė, soft power failą renka ir labai kažkaip dengia šitai vietai. Tai man atrodo, kuo toliau mes kažkaip nesuvokiam tų, ką jie sako, ta, žinai, imigracijos, tą krizę visą ten, ypatingai iš Latino Amerikos. Kaip jie nesuvokia pas mus, žinai, vykstančių geopolitinių procesų. Tai kad skalė daug mažesnė. Tai ką čia, žinai, apsuko ten 50 000, tai čia nieks. Nieks tik tai, kad skalė biškai. Bet man tai toks labai pasirodė, kad vis kuo toliau, tuo labiau ta latino kultūra, jinai. Aišku, ir futbolas yra latino sportas, sakykime, mes ką norime, ne? Tai netgi Amerikoje įdomu tai, kad, pavyzdžiui, Meksikos čempionatas turi geresnius reitingus negu MLS. Tai leidžia per teleką. Tai čia irgi parodo, aišku, tai, kad parodo visų pirma, kiek daug ir meksikiečių yra, parodo, kad, žinai, kaip jie žiūri tą savo čempionatą, o jie tiesiog yra fanatai ten Amerikoje, amerikietis, tai kiek turbūt aš kokią, įsivaizduoju, ten 5 iš 100 turbūt domisi futbolu, o meksikiečiai tai 99 iš 100 turbūt domisi. Ne, tai ir tas ir yra people's game, žinai, tai toksai, šitą vietą, tai man nėra keista, jie turi savo futbolą, žinai. Taip. Sakai, soccer, man čia tai tas yra. Negali, žinai, visas pasaulis vadina, bet štatuose. Kažkada gerą mačiau, Saturday Night Live darė iškarpą apie
tai, kad viskas skirtingai daro, žinai, nemetrinė sistema, viskas myliam, ten inčais ir panašiai, ir vis tiek futbolas soccer reikėtų. Šiaip skirtingos visos tas 3 šalis, čia kur vyksta Kanada, Meksika, JAV. Taip, jeigu reiktų kažkiek, nelyginom šitą Meksiką, Ameriką, kaip Kanada, kur tau įsipaišytų, jeigu reiktų reitinguoti, pavyzdžiui, šitas 3 šalis. Man atrodo, kad man Meksika tai yra dėl maisto kultūros, gamtos ir vaibo. Kanadiečiai turbūt būtų antroje vietoje, nes vis tiek turi kažkokį, man atrodo, tautinį identitetą, daug gamtos, kalnų ir nežinau, net iš politinės pusės, jeigu imtume, ta prasme, ten Kanados prime ministeris paskutinius čia metus, tai tikrai neįlino, kaip mūsų Suomis turbūt, žinai. Dar apie jį pakalbėsim šiandien. Galim gal ir pereiti iš tikrųjų. Tai va, bet Amerika būtų turbūt 3 vietoje, nes, man atrodo, kad jie biškai išsisėmė savo tą dvasę, kurią mes turbūt visi pamenam turėjo prieš 20 metų, kad Amerika yra, ta prasme, Amerika yra Afrikoje Amerika, ne, jeigu tai posakį tą pridai. Ir dabar tai tokia labai apie nieką, man atrodo, tokias pozicijas pasaulyje labai praradinėja. Ir ypatingai čia, Iraną tokį paimkim, žinai, Amerika atvarydavo, sukaldavo ir tada sakydavo, laisvi, dabar atvarė. Taip. Tai. Ne, tai tu pasižiūrė apskritai, žinai, kokia anksčiau ten būdavo prieš 15-20 metų, tai kažką ten pasako ir visi jo, viskas taip. O dabar visą laiką kažkokias kvestionavimai vyksta, žinai, ir jau galvojama, kad vos ne čia mūsų kažkaip nori apgauti, dar kažką čia mums nori vėl. Ne, ir viskas, okei, tas Amerikos interesas, aš jį suvokiu, bet, žinai, jau jie pinigais jau dabar pasaulio nebeperka, žinai, jau ta prasme yra Saudo Arabijos, Katarai, Omanai. Ir čia praeitie žvalgas gerai rašė, sako, Trumpas pysdylino, kažką su pysdylino, žinai, nes pysdyl, žinai, ir nieko ten su to pysdyl nesigauna jiem. Ir, kažkaip liūdna dėl to, žinai. Sibet kazino, Sibet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Tai dar lyginant šitas 3 šalis, jeigu taip reikėtų 3 dalykus priskirti. Moteris, maistas ir kur rinktumėtės gyventi. Bet čia gali tik tai vieną, ar ne? Maistą, pavyzdžiui, jeigu įimi, tada jau kitos turi. Meksika. Nes šiaip tai... Kurį prie kurio priskirtum? Čia tas yra sudėtinga. Maistas tai 100% Meksika, nors... Bet moteris... Matai, moteris gal aš labiau eičiau ten žemyn, eičiau į Braziliją, eičiau į Kolumbiją, su Meksika. Matau, kur tu eini. Tai aš sakyčiau, gal su moterim vis dėlto mes prie US turėtume pasilikti vienai par kitaip. Jo, Amerikoje šiaip gali viską rasti, žinai, ten... O Kanadai gyventi tada. O Kanadai gyventi tada. Jo, dėl visų social benefits, gamtos. Šiaip labai čia gerai išsidėlioja. Čia... Leicester City Football Club. Jo, čia yra gali Linekeris. Važiuosim prie to, kad kaip ir mes minėjom, aš tai esu tikrai ne fanas Jungtinių Amerikos valstijų ten to futbolo, jie laimėjo tą pirmas rungtynės, vėl dabar jau hypas, jau kad čia viskas jau, žinai, jau jiems jie čia Paragvajų nugalėjo, tai dabar jau dabar guldys visą pasaulį, čia jau tik duokit mums jau ten, žinai, prancūzus, ispanus, mes jau čia užkariausim. Šiaip, iš principo, tokio dydžio šalis, ne? Ja. Suvokim, ne? Mes savo rinktinę rinktume lygiai tą patį, žinai, 11 žaidėjų. Jo. Iš 2,8 milijono. Ten renka 11 žaidėjų iš ten 140. Iš 50. Jo, ta prasme, tai nejaugi, kaip sako, žinai, anksčiau čia Lietuva, krepšinio šalis, nejaugi per visą tą didžiulę valstybę, tu per 50 valstybių nerasi gerų, žinai, talentų, kurie lošia fulę. Tai čia pas mus tai gal sunkiau, žinai, nes ten iš Radviliškio kažką vieną turi paimti, tai iš Šilalės. Tų valstybių pas mus mažiau. Grupių nesurinkė ten. Būtent, žinai, apie ką kalba. Tai man tai atrodo, kad tikrai įmanoma padaryti. Plus, kad tikrai turi ir tą Latino Amerikos didžiulę imigraciją, kur kultūriškai futbolas visada buvo kiemo grajus, kaip pas mus ten Kašis. Tai manęs tai kažkaip nestebintų. Aišku, mes visada žvengiam iš to, kad jie bando savo ten prisiskirti dalykų, kurie ta kultūriškai nėra. Jo, pasaulio čempionai iš karto. Bet jeigu mes žiūrėtume, aš, pavyzdžiui, nesu pasigilinęs, kiek universitetuose, fulė yra kaip main sportas, tarkim, ar yra tokių univierų, kurie kviečia studijuoti jaunimą. Na tai pas juos daugiau vis tiek populiaru ten, kas Kašis, beisbolas, amerikietiškas futbolas, tai vis tiek. Golfas tas pats. Sakykime, taip, tą visą grėtinėlę kažkiek tie nuima, bet dabar jau eina futbolas jau gerai. Tai gerai, kad tas Linekeris čia prisikalbėjo. Jo, tai Gary Linekeris yra tikrai vienas garsiausių visų laikų Anglijos futbolininkų, dabar BBC dirba, veda laidas ir jis čia buvo 2016, prieš 10 metų prisikalbėjęs, kadangi jis yra Leicesterio ten fanas nuo vaikystės ir jis tada Leicesteris tą savo pasako, tokią pelenės istoriją turėjo, laimėjo ten labai netikėtai. Jis buvo prisižadėjęs, kad jeigu Leicesteris laimės, tai sako, aš paskutinę laidą čempionatą, kai jau baigsis,
vesiu, Topless. va taip. Tai gerai, tai- tik su tais. tai Tai jeigu- dabar, tai jeigu dabar laimės jisai sakė, Amerika. kad jeigu Amerika laimės, tai jisai vėl... Jisai tą patį dabar, darys. bet sakė Alanas Širiris, ten irgi buvęs garsus futbolininkas, sako, blemba, sako, bet tu po 10 metų taip gerai netrodai, sako jam. Čia komunikacinė prasme. Daėjo iki Vilniaus studijos, žinai. Taip, Ir, O jeigu, va, tu kaip hateris Amerikos, jeigu laimi Ameriką čempionatą, tu galėtum šitaip ar neskaudinkim žmonių akių? Aš galiu, nežinau, ką nors gal... jeigu tu tai padarytum, gal visi kažką ir įskaudintume, kažkaip į jo pasižiūrėjus Blemba, stotą. šiaip jo. Lemba, žinok, čia yra toks Normaliai nesiskundydavau. suvalkietiškas Dabar pasakymas, sako, žinai, kelmų šaknys pasmirdo, čia, kai, žinai, juokas, potas, kad katilas juodas. Ne, aš žinai ką, aš galiu, kad būčiau originalesnis, tavai, aš nusiskusiu plikai. Jeigu amerikiečiai tampa čempionai. Dėl, silinam šitą, tikrai. Davai. Davai, nusiskusiu plikai. Bet ir čia, ir net barzdas, viską. Nuvarys. Brazilija, depiliacija. Ne, barzda gal pasiliks, nes labai jau blogai atrodys. Davai, barzda pasiliksiu, bet čia Leidžiam barzdą plikai. pasilikt. Plikai. Leidžiam? Produceris skait. Plikai. Pats galėsi, paskutinį laidoj, galėsi su ta mašinka mane nukirti. Davai, visa širdimu Važiuojam, va čia va sėdėsi. USA. Vėliavą galėsi ant manęs uždėti, žinai, ir va. Gerai, kaip tik tas Arba Husamo. Tiesiai į maišą. Viskas, žodžiu, limpa. Nu gerai, galim pereit gal prieš tų dar 2 atidarimo ceremonijų. Viena ta pirma Meksikoje buvo, paskui čia matėm ir Kanadoje, ir Amerikoje. Tai vienas linksmiausių buvo tas, kur iškyla iš pradžių. Šitas turėtų būti taip. Tas kamuolys iš pradžių buvo sulindęs taip į apačią ir paskui iškylo ir tada biškiai Atsismaukė. atsiklijavo. Bet gerai, iš tikrųjų kam nebūna. Susijaudina. Ir tada žiūriu. Šakyros šalia ten Žiūriu viskas. tada iš karto režisierius matyti šitą bendrą planą ir vėl atgal suleido tą taurę, kad vėl tik tas viršus matytus, bet eik tu sako, kaip žiauru iš tikrųjų. Pagalvoj, tiek pinigų Kaip suleidai, žiauru. tiek repeticijų, viską darai ir bam toks neįsivaizduojamas. Nu, bet čia iš didelio Labai. rašto, ne, nu toks, tu kažkaip nori tą pasaulį nustebinti, ne, ten dar kažkokį tokį. Ir taip pasenė, nu, čia lygiai tas pats, kas iš kokių 6 strėlių olimpinį fakelą uždėjo. Jo. Pisėts tipo, esi olimpinis ten. Ir man tais, man atrodo, Barsui kažkas ten šovė ir kur buvo, ir kur toks žiūri ir galvoja, ar pataikys ar ne. Ne, tai aišku, ten turbūt uždegiklį tą turi, žinai, bet turiu omeny, būtų feilas, žinai, koks olimpinis čempionas, iš 6 strėlių, kad dar antį pakeliui nušauna kokią praskrendančią. Gerai, Tai 94-ais buvo Bairis, 94-ais ten viena dainininkė dabar, neatsimenu, Diana Ross, man atrodo, mušė į vartus, kai irgi Amerikai vyko čempionatas ir tipo turėjo pataikyti ir turėjo vartai ten tipo fejerverkus paleisti ant sprogtų. Jinai nepataikė, bet fejerverkus. aš tai siūlau, mes turim dar Laurinui tokią vieną rubriką, gėdos lenta vadinasi, arba nesąmonių lenta čia. Tai aš siūlyčiau iš tikrųjų šitą atplyšimą įtraukti mūsų lentą, jeigu jūs sutinkat ir jeigu jūs manot, kad tai yra verta nesąmonių lentos. Aš tai manau, kad čia tikrai nebuvo kažkokia intentional fail, žinai, kur žmonės tiesiog ten prastai kažką padarė, nes kaip tu sakai, žinai, tikrai buvo repeticijų krūvos turbūt ir ten ir visa kita. Taip, taip. Bet fun to watch. Čia... Jo. Tai galim įrašyti. Įtraukim, paskui mums reikia, žinai, kažką, buvo įtrauktas toks žaidėjas, jo pavardė, matai, yra tai turbūt viršui. Nu jo, taip, bet žinai, su kuo asocijuojasi, supranti. Bet šiaip labai prastas rungtynės sužaidė. Žmogus pasidarė įvartį, gavo raudoną kortelę, nu tragiškas rungtynės buvo. Tai... Bet va, vėl, kaip sakau, žiūrėk. Apie tuos, kurie ten saugais kažkur bėgioja visą čempionatą, nieks nešneka, žinai. Taip. Šitas jau pasižymėjo. Ne, memų turi internete labai daug. Stabiliuokime. Antrąją nesąmonę. Plyšusi, kaip tu tai vardai, taurė. Plyšusi taurė. Haris Poteris yra Ir plyšę dar galėtų būti kažkas ten prie Poterio, bet nieko. Nu gerai, bet šiaip, kaip tas, pirmą gal apie tą Kanados atidarimą. Tau, palauk, kažką žiūrėjai šitą, matybiškai ar ne? A, čia peršokom nuo... Čia USA, ne? Čia USA šitas. Nu, bet čia galima, aišku, irgi pašnekėti. Šitas tai buvo įspūdingas, turbūt. Jo, įvesti kontekstą. Nežinau, man tai gražiausias iš tų visų atidarimų. Katy Perry, kiek tai bent jau skaičiau, kad tipo vienintelė, kur gyvai dainavo.
visas tas dainas ir su juo dainavo tas 20-metis bičiukas. O ką tas čia veikia? Iš Norvegijos. O kas Pydas čia, tai nežinau. Jis galvoja, kad čia himnas gal ar kas. Nežinau, tai kad jisai pastovi. Bet, na, aš netgi Lietuvoje buvau, ant tiek nesusivokusio žmogaus, ta prasme, reikia dar paieškoti. Jeigu jis vaidina, tai yra fucking neįmanoma šitą vaidmenį. Jeigu jisai vaidina, tai yra čia kosmosas. Tada aš jį gerbiu, bet man atrodo, kad labiau ne. Bet šitas tai spūdingas. Taip apie šitą pasakoja ir tą vaiką. Jis Norvegas jo yra. Jo. Jisai, kai buvo 5 metais, jisai ten kažkaip pakūrė tos pradžios. Sukūrė tą pradžią kažkaip ir tada po poros metų keitė per dainą. Parašė tekstą, sako, ir dabar... Jūs veikėt 5 metų, kai buvo. No. Aš tai žvengiu, žinai, mano 3 metų vaikas dabar pasėmęs golfo lasdas laukuose kalą. Skau vienintelė lasda, kurią aš žinau, būdamas 3 metų, buvo lasdynas. net beisbolis negalėtų gauti, nes nebuvo tiesiog. Juokauja, aš tai kaime augau, buvo lasdynas ir karklas, 2 lasdas. Taip. Jis dabar patiri ir 9 ironą, žinai. Aš atsimenu, mano dėdė turėjo kažkokias ten staklės ir buvo jau iš jų ten kardą kažkokį jau padaręs ten tokį medinį. Tai čia buvo, ta prasme, jau kiečiausias kaime Varėnai vaikščiodavo, jau kiečiausias. Turėjai dviračio spinelę, prisirakinti, kad nenukautų. Tai dviračio spinelės neturėjau, tai rambyną turėjau 3 dienas, buvo nukosytas čigonų kvartalę, paskui radau. Romų. Atsiprašau. Bet jeigu taip elgėsi, tai... O iš Ospydas dar matyti tą bairį, kur jisai vaikščiojo su Amerikos tam marškinėliais, o šortai Nigerijos. Ir ten Henry, ten Zlatans pamatė, sako, negalima, taip sako, turi būti. Arba, tipo, viskas gerai, sako, mes Nigeriją palaikom ir tas, bet turi būti arba tas, tu negalit jo. Čia daug mažkai fulės, o ką čia kėdais. Labai nešvenkiam čia. Arba, žinai, kai būna Nike batai, bet Adidaso koinės. Ne, čia jau yra negalim, nusikaltimas prieš visuomenę. Čia yra nuodėmė. Tuos atidarimus, o tu dar kažką žiūrėjai ar nežiūrėjai, ką siunčiau? Nori dar kažką pasakyti ar ne? Ne, o ką gabalų? Gerai. Man tai, tam prasme, Hebra dar, žinai, aš sakau, kas mes tokia, kad galėtume kritikuoti ten kokius nors krūčiausius šalies scenaristus, žinai. Darė, padarė. Tai faktas. Bet fain, buvo labai man, pažiūrėjau, šitas Kanados patiko, pradėjo ten su tais indienais, sakys, tu su tom visom dūdoms, visko paskui. Amerikoje su savo tais būgniukais, tas maršas. Fainai, kad ta trilogija buvo, kad visi skirtingai, žinai, meksikiečiai per savo kultūrą tokia, jo. Viskas fainai. Aš tai irgi neturiu kažkokių priekaištų. Jo lab, kad tu gali pasirinkti. Taugi nieks ne vienė vietoje futbolo rodo, arba tu įsijungi ten 90 minučių anksčiau, arba ne. Yra gauni už dyką reginį. Prasme, eini, žiūri, nepatinka, perjungi kanalą. Bet va šito trūko, kadangi ten tie... Čia kaip būna miesto kažkokie irgi tie, žinai, šau. Ir ten visi turi pasisakyti, kad man ten to trūko, tau to trūko. Tai neik, nežiūrėk. Trūko važiuoju prieš. Amerikoje atidarimo kalbą sakė Jason Sudeikis, šiaip lietuviškų šaknų šitas aktorius, Ted Lasso, šiaip fantastika. Vartininkas dar yra lietuviškų šaknų pas amerikiečius. Teisingai, jo. Tai va, žodžiu, lietuviškų šaknų Amerikoje turim nemažai. Gerai, ką girdim, ką čia kalba, bet... Tai nelabai svarbu. Jo. Bet smagus akcentėlis toks dar irgi. Ne, labai fainai vis tiek. Šiaip, fun fact, kad labai daug amerikiečių, nes biškai čia dariau savo genealoginį medį, tai ten My Heritage panarščiau, labai daug amerikiečių ir netgi žydų šiaip labai dabar kažkaip grįžta prie lietuviškų tų šaknų. Aš kažkaip sakau, čia gal indikatorius, kad mūsų šalyje tikrai tas pragyvenimo standartas užaugo iki tokio, kad, žmonės jau su beveik tokiu pasityčiavimu, žinai, ieško, kur čia šaknys, jie išeiviai, iš kur yra kilę. Ir plus, kadangi tas pasas mūsų neblogas, jiems irgi visai tas dar faina, man atrodo. Man bent jau vienas pasakoja amerikietis toks, netyčia sėdėjom, sako, iš kur, sako, iš Lietuvos, sako, aš kaip tik pasą Lietuvos, sako, gaunu ten už savaitės. Turime tą dvigubas teisingai. Bet aš tai kažkaip džiaugiuosi, man tai dėl to. Tai Meksikos, man atrodo, prezidentė irgi yra iš Litvakų. Daug. Jinai yra žydų, bet Litvakai buvo jos ten tėvai ir tada pabėgo. Tai tuo čia galim tikrai pasidžiaugti. Gerai, mūsų rubrika kita yra pateisinama ar ne ir žinom, kad Amerikoje viskas kainuoja dahuja, kaip sakant. Kaip sako, amerikiečiai dahuja. Kaip vadinama ta dahuja. Jo. Tai čia yra tik tai Lietkalnio viršūnė, nes čia tai dar yra, žinai, iš perpardavinėtojų, bet buvo netgi, kadangi ten yra tos dinaminės kainos ir kiek tu kuo daugiau perki, tuo daugiau kyla, tai buvo netgi epizodas, kai 2 vietos, buvo 2 bilietai, likę ten finalui, man atrodo, kainavo 11 milijonų viena vieta. Tai iš vis sunku suvokti. Kiek, atsiprašau? 11 milijonų buvo.
Bet čia Ne, tipo perpardavinė. algoritmas, Tai, nu, ten Taip, algoritmas, aišku. sukrito, nu. tai- Girdi, bet žiūrėk, palauk, NBA dabar finalam irgi buvo, ne, šitas Buvo Kortsaidas irgi. Jo, jo. po Liamą, ne, jo tos vietos. Nu, kur šiaip- Kortsaidas jau. Kur visą laiką ten tipo jie pasilieka kviesti kažką, neparduoda ir Nu, žinai, New York'e. Nu, bet, hebra, aš tai galvoju, nu, čia yra komercija, ne? Jeigu yra, žiūrėkit, labai paprastai, čia yra klasikinė ekonomikos teorija. Jeigu yra kas perka. Yra paklausa, yra pasiūla. Taip, Nu, ta taip. prasme ir viskas. Nebūtų paklausos, tai nebūtų ir pasiūlos, tai viskas būtų pigiau. Faktas, žinai. faktas. Tai šitai vietai, aišku, aš suprantu, kad, nu kaip sakyti, ten mačiau ir tą tokį demaršą šito komiko, kur FIFA šitam generaliniam, kur teiškia tą 10 štukių baksų ten prie stalo prieės nematė. Jo, čia dar seniau buvo, Ai, kai jo. Zepui Blateriui Jo, jo. čia darė. Jo. Tai, nu kaip sakyti, nu man tai, žinai, nu yra, aišku, jeigu, bet nu tu nesukiši, kaip sakyti, šitiek futbolo žiūrovų į stadionus, ne? Jo. Jeigu tu gali mokėti, tai ir moki. Jo, čia tik dėl, žinai, niuansas yra tas, kad pasižiūrėsim, kaip bus eigoje, ar nebus tų tuščių vietų, nes dabar jau, pavyzdžiui, buvo keliuose stadionuose, Jo, biškį nu, kur liūdna. tu, jeigu tu pamatai, kad nesusirinko ten 10 000 žiūrovų iš ten 50, nu tai tu supranti, kad jie tikrai yra tų norinčių, bet tiesiog jau nebeteina dėl to, kad tu Jo, tiesiog bet, jau, nu, žinai. Ai, aš nežinau. Nu čia kaip su Žalgiriu visi čia paskutiniais metais, aš žinau, kaip... Tai su žaliu tai negali ginčytis, nes jeigu viskas surenkam, žinai, parduoda, čia tai tu viskas. bilietų kainos. Nu, hebra, bet čia verslas. Taip, Ta prasme, man tai toks atrodo, kad, žinai, nu... Tai pateisinam. Taip, Ne, nu, aš pateisinsiu, jeigu bus pilnos tribūnos, tai tada aš pateisinsiu. Jeigu bus neužpildytų tribūnų ir tuose net ir didžiuosiuose mačiuose, kur tada tu suprasi, kad tik tai dėl to, kad kažkas po štuką prisipirko, baksų, žinai. ta prasme, Ne, ten pačiam viršuj. vieną grajų. Jo, tai pavyzdžiui dabar Paragvai žaidė su Aš gal su amerikiečiais, nebeteisinu. tai po 1000, tai tau dar iki Amerikos, ten pavyzdžiui, škotų žiūrėjau, kalbino škotų, sako, kiek tau kainavo va, į grupę. Nu tai, sako, su visais skrydžiais, su viskuo, va, tas čia 2 savaitėlės, sako, nu kokie 20 gabalų. Tiesiog. Neubagų sportas. kaip sako. Nu. Čia. O, bet pavyzdžiui, Anglijai ten, nu, tai rungtynės ten ar Škotijai, ką žinau, ten 50. O yra, kai žin, bet svarų. analitiką vedėt apie gimtadienį, čia būtų visai įdomu pasižiūrėti, koks yra atsiperkamumas, jau aš ten nekalbu Amerikai dėl, žinai, kiek sugeneruoja ten, Jo. ten produkto, žinai. Ne, tai FIFA Dar- uždirbs apie 11 milijardų iš šito. Bet kaip sakė Giannis Infantino, jie uždirba tik tai 1 mėnesį per 4 metus. 47 mėnesius. bet Jie žinai, investuoja į Čia futbolą. kaip sakė, jo, tipo, labai jau investuotojai. Jo, jo. Šitą, kaip pavok 100 milijonų, bet sėdėsi 10 metų, išėjęs per 10 metų bus uždirbę 100 milijonų. Tai čia labai No. panašiai per 4 metus vieną dieną. Nu, bullshitas, nes dar Taip, kai taip. reklaminiai kontraktai. Tai faktas, aišku. Čia, žinai, čia, kad iš renginio tai taip. Bet 11 jardų, nu, what our people's game, kaip sakant. Čia. Ir, o čia įdomu. Palauk, jewelry designer. Mes nuo čia iki čia. Matau, kad aš čia sakau, ne. Noritas, what do you do in life? Ir geriausia toks, kur žinai, man patinka tie video, kur būna eina pora. Ir prieina prie Bahūro ir sako, žinai, kas čia ir Bahūras. Ne, pirmą kartą. Bet jau iš akių matai, kad raudonis išmušė. Jo, ir raudonis muža. Jo, tik visgi gaila, kad čia AI sugeneruotas šitas kadriukas. Tai Tai atrodo kaip Wolf su Kortsaidas. tik šitą, sakykime, kadangi aš nežinau jų vardų, nežinau, tai nežinau. Kamalių kuri- daug lietusios. Bet čia yra, iš kiek aš žinau, Čia labai Mija. žymi Amerikoje juvelyrikos dizaineriai. Ir Burš Kalifos. Ir Lana Del Rey. Burš Kalifos pusėserė. Ir Lana Del Rey. Lana, bet ne Del Rey. Lana Del Rey šitas. Jo, tai Lana visgi sakė, kad jo, aš buvau rungtynėse, paskui po šitą, kai šitas O praėjo Mija viral, ne. o Mija paneigė, sakė, Mija buvo Lietuvoje. Ne, čia sakė, Užsiemas dirbo. čia sakė fake yra. Kūrė juvelyriką. Nu, važiuojam toliau. Čia dar vaizdų tokių duoda mums. If Curacao wins against Germany, I will do whatever the top comment says. Nu, gerai. Čia reikia. Produceris šiandien kažkaip nustebinęs mane. Aš šitam nebuvau pasiruošęs. Nepamirškit, kad čia rubrika pateisinam ar nepateisinam. Tai pateisinam. Pateisinam tikrai. Ne, čia klausimas, ar pateisinam, bet įvairių merginų, įvairius pažadus
Bet Ar tai yra fan, ar tai Bet ta yra prasme, kad pigus jos- būdas jos- pritraukti Čia pigus dėmesį? būdas. Naudojasi pasaulio čempionė, kad Attention tipo baitas. gauti populiarumą. Ar pateisinam ar ne? Man tai šiaip to šiandien nelabai rūpi. Aš tai Bet sakyčiau, kad biški triusikai per maži. Jo. man tai žinai, kas... Tau kaip žmogus su ūsais, tai reiktų patilėti šitą vietą. Aš nemačiau. Šukuosi, sakėm, Nes taip- kažkurioj laidoje aptarinėsim šukuosi, nes prašau. Nes jeigu taip uždėtų tau tą covidinę kaukę, biški žemiau, tai vaizdas panašus. Ne, bet šiaip apskritai aš matau, kad... Bet aš Lietuvoje tai taip nemačiau, dabar gal mažiau stebėjau, nemačiau, kad kažkas labai daug ten paustintųsi apie fulę, kažką bandytų šnekėti kažką. Nu, bet dėl to, kad tu nepritraukai. Nepritrauki, čia, jo. Paprasčiausiai čia. Pasauly Įdomiau nepritrauki, pilvus čia- bučiuot kurortus, Nu, jo. supranti, lietuvė, negu nutipo. Nu, tai čia... Dieve. Tai pateisinama, viskas gerai. Pateisinam, nu ką čia. Man Bet tai- man tas pikčiausia, kad nesuprasi čia kartais, kur čia. Akį paganyt. Ne, žiūrėk, ir Dar pavyzdžiui, viena turi ta būti. ta pati formulė, ne, ten sportas, daug pinigų, visi Jo. ten pasipuošę, gučiai ten dabar remia ir sakyt, bet koks yra meme material iš tų visų O, ten jo, dramų. būtent. Tai ta prasme, ir čia lygiai tas pats, tai tu žinai, internet entertainment čia. tiesiog Taip, yra taip, viskas. taip, taip. Kas čia? Šituos aš visą laiką pateisinu visur ir visada. Nu, bet klausyk, bet ar tikrai telefono dėk, nu, kiek jis ten įsipylė iš to? Nu, Tai bet čia gal net ne real telefas. Ne, ne. Ar real telefas? Bet tai koks Nu, gal. skirtumas? Aš tai sakyčiau. Aš manau, kad čia ne real Ne, bet- telefas. Čia tiesiog jisai kaip telefą nešėsi, o čia iš Žiūrėk, reikia suprasti vieną dalyką, kad jis tą darė Taip. dėl videko, ne dėl to, kad jam pagert reikėjo. Ta prasme, sakai, ne kad sutaupytų tai 12 faktas, dolerių. jo, čia tai iš to. Bet aš šitos pateisinu, visus pateisinu. Prieina. Nu, smagu, žmonių kūrybiškumas Na, tas ką aš yra žinau, čia va, skatinamas. Esat matę videką, kai du bičiukai festivalių sėdėlė mėnesį, tipo kaip teikėjai įsinešė kegą. Jo, jo. Čia, aš sakyčiau, jeigu tu tokį tikrai ruošiaisi, 3D Taip, printinai tą taip. flešką ten. Va, ta prasme. būtent. Ir tu neįlinai, seniai varyk, ta prasme, tu įdėjai pastangų, tu Pastangų, nusipelnei. jo. Kol kas šiaip mes labai daug ką pateisinam, mes labai esam liberalų žmonės, man atrodo, tikrai. Bet tai žmonės čia, tas yra having fun, ne? Tas Faktas, visas futbolas yra čia. Jeigu tokį būtų, jisai nusinešęs kur nors ten, aš nežinau, žinai, ten šermenis kokias, žinai, nusakyčiau, Jo, gal bet iš čia vis. yra. Bet ir niekam nieko blogo nedaro, tai kad nenupirko dabar 2 bokalų, ten kažkam ar kažkas nukentėjo. Ne, Ne, kad ir va, kaip jis turi tą bokalą ir jis jį nusipirkė, Tai sakau, dar jo, dėl greičiausiai. videko čia pasidarė, Taip, taip, tiek taip. žinių. Dar vienas, ne momentas, tai kad visi stadionai negali būti pavadinti rėmėjų vardais dėl Jo. FIFA čia yra, ne? Tai juos pervadinu, tai Levis Strauss, ar kaip jin tiksliai. Levi'sai, jo. Levi's, jo. Jie- Levis, nu kaip Nu, Levi's. jo, tai žodžiu, jie Levas. uždarė tokį reikalą, padarė, nu ir čia vis tiek visiems aišku, kas, Jo. kas turi tuos džinsus, kas čia yra. Ir po to sako, tą tiesiog perkelia į savo social visus. Jo. Tokį trololo. Labai nice. Žiauriai nice, man tai žiauriai patinka. Labai gerai, čia taip ir turi būti. Man tai kaip tik tokios reakcijos parodo, kad žmonės dirba kūrybiškai, tas visas departamentas, Jo, kuris yra jo, už tai atsakingas, yra ne tai, kad kažkokie botai sėdi, o va, on the spot, veikiam kažką puikiai. Ir šiaip, nu, iš principo, nu, uždengė, ne? Nu, tai Visi žino. jeigu istorija, nu, visi žino, tai ta prasme, jie bandė padaryti, kad mažiau matytųsi, Jo. bet padarė Jo, kad dar daugiau. dar 10 kartų daugiau, kad sukeltų žiotažą. Nu, ta prasme, Nu, tai čia MetLife'as, kaip tipo, nu nieks nevadina ten dabar New Jersey stadionu, nu visi žino MetLife'ą, nu čia Tai MetLife stadioną iš vis pavadino šitam čempionatui pervadino New York, New Jersey Stadium. Tai Jo. labai pyko New Jerseyčiai, New Jerseyški, nes sako, tai čia New Jersey stovi, kodėl New Prie ko čia tas New Yorkas? Dievo, Nu, fuck off, čia tipo mūsų. reikia, kad čia New York'e. Mūsų stadionas. Ai. Bet man čia tokį, vat, supranti, aš taip galvoju, kad čia kai nusensta Hebra, supranti, tokie, vat, kaip mes čia sėdėm, mums čia viskas ok, Jo. tą palikom, Ten tą prie visko palikom. kabinėtis O pradeda. ten, supranti, toks prasideda, aš tą esu vienoje organizacijoje matęs, tekia tikrai būti, kur žmonės yra kažkuo buvę praeitį. Ir dar vis nori jais būti, bet jau Jo. jais nėra. Ir tada ten, nu, jie turi apie viską nuomonę. Tai čia kaip Trumpas, supranti, ten irgi pasivadina savo ten, dabar bus Trumpo ten oro uostas. Nu, Jo. dude, nu, taip, ant kiek tu jau tuštybių mugė, Jo, esi, jo. žinai, kad, nu, ta prasme, jeigu pavadins po to, kai tu nuveikiai kažką gero, ten, Jo, žinai, jo, tai, nu, tai faktas. ok, žmonės, ne, bet kai tu ten pats darai įtaką tam, kad ten, žinai, lystų kažkas tau iššikna. Nu ir paskutinis pateisinam ar ne, šitos water breaks, ar kaip jos vadinasi čempionate. Hydration. Ar dar šitas net yra? Hydration. Jo, tai jo. padarė dabar, nu, tai jos iš esmės padarė, jos būdavo ir anksčiau.
Bet būdavo tam tikrai, ten, man atrodo, virš 28, kai yra laipsnių, tai tada jau darydavo. O dabar nusprendė, kad nesvarbu, koks oras, kiekvienam bus, ar ten 18 laipsnių, ar ten 30, vis tiek bus. Ar 12, kaip šiandien. Ir po 3 minutės, nu ir tiesiog vėlgi Amerika, nu įkalė reklamą, žinai. Nu, Bet, žinau, iš tos pusės, pavyzdžiui, organizacinė prasme, tai jeigu darai visur, Tai tau labai, jo, žinai, ir patys daro, jo, renginių patys daro transliacijų, tai žinot, kai tu turi aišku schedule visiems, daug geriau, dažnai ir blueprintą, tai ne tai, kad šitam darysim, nedarysim, paskui taip ir atsismaukia taurės, žinai. Man patiko, kažkas sakė, nu, aišku, kad tik Amerika gali sugebėti padaryti iš futbolo 4 kėlinius. Taip, bet čia tai ir keičia žaidimo netgi dinamiką, buvo tokių rungtynių jau ir dabar, kur ten atrodo ant to momento jau vieni geriau ir bamžinai ir tokie gaunasi kaip pertraukėlė ir dabar visi kažkiek pyksta dėl to, kad, nusako, atsivėsinimo pertraukėlė, bet gaunasi tai, kad jau susirinkimai gaunasi. Taip, minutės taimautai gaunasi. Jo, nes treneriai iškart prieina. Jo, realiai, nu. Nice. Ir fulė yra toks. Tai gerai, pateisinam ar nepateisinam, čia turim nuspręsti ir uždarom šitą rubriką. Aš truputį piktas šitoje vietoje gal. Bet šiaip dėl žaidimo dinamikos aš sutinku, bet jeigu ten, žinai, kaip yra crazy for health and safety, turbūt, žinai, kad ten nieks neužsilenktų. Nu tai, aišku, suvokim vieną dalyką, kad čia 95% buvo stopudovai marketai. Tai aišku. Tikrai nekcijai, kad rūpinasi, žinai. Tai toj vietoje biškai jau galėjo gal ir sustoti, žinai. 95%, netgi gal sakyčiau 99%. Nu tai sakykim. Sakykim per vidurį. Pam. 50-50. Gerai, čia dar tokį vieną ištraukiam archyvinį kadriuką iš 2016 čempionato, va kaip tik kalbėjom apie tos visus karščius, čia šilumas ir panašiai. Sibet kazino, Sibet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Ką norit apie jį sužinoti? Ervinai, čia klausimas tavo, kaip futbolo specialistai, kuo ypatinga šitą nuotrauką šio čempionato kontekste? Kaip tau atrodo? Nu tuo, kad Paulius Pogba karjerą beveik jau yra baigęs. 4 metus turėjo būti dėl dopingo pašalintas, bet biški mažiau ten sutrumpino, už Monaką kažką bandė žaisti, bet nepažaidė. Kuo ypatinga gal tuo, kad Kylianas Mbappé čia paėmė pirmą. Ne ten ieškai. Tai ypatinga tuo, kad susijęs tuo, ką jūs prieš tai kalbėjote apie oro sąlygas. Pliaupė lietus. Šitam čempionate dar nebuvo berods rungtynių su lietum. Bet bus. Jo, ir ypatinga Katare irgi nebuvo rungtynių su lietum. Tai reiškia, kad pasaulio čempionatuose mes labai seniai turėjom lietaus rungtynės. Nu, Katare apskritai, žinai, sunku turbūt vietų iššaukti. Bet pakalbėkit, pakomentuokit, tai ar to trūksta, ar tarkim, mums kaip europiečiams. Man patinka per lietų. Man irgi žiūri romantiškai, kai tokia... Tas tai romantiškai. Man tai neromantiškai. Man tiesiog fulės čia yra vienas iš tokių heritas, žinai, kad fulė bet kokiu oru vyksta. Tai aš tai turiu menį romantiką futbolą, žinai, kad visi taškai pateisinam tave. Kamuolys. Paklostyk tu įbiškai, nepasikiu. Susipleišysi. Tai aš pateisinu, manau, kad bus, bet aš bijau, nes Amerikoje yra tas įstatymas, kai jeigu pradeda žaibuoti, tai turi pusvalandžių nukelt rungtynės, negali bėgioti. Tai pernai vasarą, kai vyko tas pasaulio klubų čempionatas, tai buvo rungtynių, kur po 4 valandas sustabdytos buvo ir tada vėl tik tai grįžinėjo, damušinėjo. Nes čia žaibas, tai žinai, čia jau iš... Bet Europai nėra tokių dalykų, žinok, Europai žaidžia ir per žaibus, tai nebent 10 minučių, jeigu labai eina ten sustabdo. Arba jeigu yra ten tos taisyklės. Arba jeigu nutrenkia žaibas kažką, tai tada jau stabdo. Jo, tada jau. Bet Amerikoje dar dalis stadionų yra dengtų, tai tarkim, man atrodo, vokiečių rungtynės ar nebuvo per lietų, bet buvo dengtam stadione. Jo, yra dengtų stadionų, kurie... Nes, pavyzdžiui, per golfą, jeigu tik pirmas žaibas važiuoja į namo, nes... Nu, nes ten yra... Antena išsikelia. Ir šiaip plynas laukas ir tu dar metalinę anteną išsikelia. Taip. Yra kiti niuansai, bet... Jo, ten tai dažniausiai, žinai, vis tiek tarp didelių pastatų ten tie stadionai kažkokie. O keičia fuliai, ką žinau, dinamiką. Nu, kamuolys prie žolės geriau limpa, ne, jeigu vandens yra turbūt. Daug greičiau, daug sunkiau sukontroliuoti, žinai, tada tiem, jeigu jau labai persmelksta, tai tada jau
tiem tokiem, pavyzdžiui, žaidėjim, kurie yra tokie lengvesni, jiems biški irgi sudėtingiau. Ir tas biški gal išsilygina tada. Išsilygina. Jeigu labai stipriai daug lietaus, tai tada išsilygina. Tada tie tokie fiziški gal žaidėjai daugiau turi pranašumų, žinai, kad gali biški tvirčiau stovėdami. Nu, nes yra formuliai, pavyzdžiui, tai per lietų įdomiausias. Jo, faktas. Pernai, McLarenas ten visus ten dėjo į pavėsį. Ir net neįdomu žiūrėti, tik kad žaina lietus, žinai, kad prasidės krešai, prasidės ten ir jau žiūri, kad strategijos. Maksas jau visai neblogai. ne, čia va tas irgi jo variantas. Bet tai baigiant laukiam lietaus rungtynių pasaulio čempionato. Aš laukiu lietaus iš aukšto dangaus. Lyja, tegu lyja. Salomėja Nėris. Šiaip tai Egidijus Dragūnas. Selas. Ai, Selas? Čia šiaip Solerio, man atrodo, buvo šitą... Salomėja Nėris. Salomėja Nėris. Čia dar turėjom gerą kadriuką, iš tikrųjų stovi. Po kairę Travis Scott, tas pats Polis Pogba, po dešinę, kurį ką tik matėm. O šito bičio nežinom, aš bandžiau čia GPT mesti, sakė, ne. Kažkoks gal draugelis, man atrodo, bet stovi, pažiūrėk, su kokia Maikė. Čia šitam čempė. Bet va, čia mes dar norėjom pasakyti, kad kai tu sukuri tokį daiktą, blem, jis kokią ikoninį turi vertę ir va, bičiai tiesiog, gal nežino, kas yra Lietuva. Šitą podcastą šiaip žiūri daug sporto, ne bendruomenės, įvairių ten ir šiaip gerbėjų ir panašiai. Galėtų kas nors padaryti repliką to 92 olimpinių Lietuvos tų treningų, žinai. Jo. Nu, to Japono, kur buvo daryti. Kosminiai. Žiauriai geruliai, ta prasme, tikrai vaikščiučiau. Ten kaip kosmonautai tokie vaikščiučiau. Bet toks žiauriai. Nu, dabar tai iš viskai visi tie oversiziniai trendina. Tai galima nusipirkti ten patentą iš jo kažkokį, ten ar jau seniai pasibaigė, bet ta prasme, kas nors netgi... Po Grambos gal tas pats galėtų kažką per... Gal nereikia. Kalinkinas. Ne, bet, nu, taigi ten turime. Pogrimnuoju per mažai spalvų. Tų siuvėjų, bet žiauriai krūtai. Tai vat man šitą Maikė, tai irgi turbūt čia amžinas bus paveldas, kurį pasaulyje nešios ten. Bet ta visa istorija, žinai. Mes turim šitą Lonely Planet, dabar šitą Hebrantus, kurie daro merčą tą visokį. Dabar Žalgirių kolebą pasidarė. Tai, reiks jiems gal hintą numestą. Bet šiaip labai geras dalykas yra, parodo vėl, kad reikia investuoti tą idėją. Ne tai, kad pasidarai beleką, žinai, nes tada taip. O kai tu investuoji, paskui, tiek metų. Žiūrėk, mes esame labai, tikrai maža šalia, sutikim. Taip. Big balls, small country, big balls, tai bet šitoj vietoj, žinai. Ta ties Šaltibarščių festivalis. Maunina čia visi, koks šešūdas, koks šešūdas. Ta prasme, aš tiek, kiek mačiau, pavyzdžiui, Europos TikToko visokų, ten, žinai, pats vaikščiodamas, tiesiog, ne? Ir taip, kai žmonės pramogavo, aфиgenai, tu šalį suvedi su kažkokiu, žinai, Pinksų. Ir visi tada žino, kad ten yra tas Pinksų. Čia lygiai tas pats, žinai, su Grateful Dead. Tai aš tai irgi esu už visiškai. Dar prieš pat vasarėlę, dar prikvietė tenais visokių influencerių, visko. Ir kaip ačiū tiem, kurie vis dėlto padarė tą geltoną, žalią, raudoną. Tų spalvų, kur... Mes čia kartais pašnekam, žinai, kad gal biški taip, žinai, ne... Til Afrika. Afrika, bet gaunasi iš to kažkas gero. Jo, ir čia dabar, aišku, vakar vokiečiai Curaçao ekipą nugalėjo rezultatų 7-1 ir visi iš karto prisiminė tą liūdnai pagarsėjusį 2014 metų pusfinalį, kuriame Brazilijos istorinė komanda namuose gavo 7 nuo tų pačių vokiečių. Gero irgi memo materialo, nors atrodė, kad tam taip visai gal dar pasikapos tie Curaçaoiečiai, Curaçaoienai. Taip, jūs čia man kažką norit pasakyti, to rezultatą, žinai. Šiaip žiauriai iš tikrųjų. O šiaip kaip vokiečių šansai, nežinau, lažybų kontorose, kaip... Tokie, sakykime, kokie 6-7 maždaug. Kažkur prie. Tarp 5-7 vietos. Tai žodžiu, ne į pusfinalį, ne? Bet ne, vokiečiai vis laik negali nurašyti. Black Horse, jo. Niekada negali. Nes čia tiesiog buvom praeitą savaitgalį vestuvėse Vokietijoje. Ten, žinai, bet mano pusbroliai ten jau, futbolo gerbėjai, žinai, tai kažkaip serga už Vokietiją, žinai, tai galvoju. Nes aš tai kažkaip nestamėjau. Jų tai klaus negali, nes ten jie galvoja, kad laimės, žinai. Jo, tai visą laiką galvoja. Normalu. Jo, ir dar čia buvo parodyta prieš tai fotkė, kad Curaçao, jeigu visa šalis būtų Vokietijos miestas, tai būtų 44 pagal dydį. Visa šalis. Ir pateko į čiapą. Tai... O kiek Farerų salos būtų Lietuvos, kažin pagal populiaciją, vis tiek gaunam putų? Farerų salos irgi, kiek turi, kokį 40 000 ten gyventojų kažkas tokio. Tai irgi nedaug.
Iš kiam tūkstančių rinktinės Ne, susirinkti. tai būtų vis tiek 10 kažkur. Žodžiu, Nes Alytus ten koks. kiekvienas mikrorajonas turi... 4 štukos, varė. Ką? 4 Tai, va, štukos. tai būtų 7. Tai čia maždaug Fabioniškės. Nu, kažkur. Fabioniškės rinktinės. Fabioniškų rinktinė. Da, pašilų biški Nu, paimti. ten Dalį kokią. Koks susiregistravęs gyvenimo vietai, žinoma, dar yra. Šiaip vyrai smagu žiūrėti tokias rungtynės pasaulio čempionų. Nu, man tai iš tikrųjų ne, pavyzdžiui. Tipo, iš pradžių kaip ir fainai, kol dar ten, nes buvo 1-0, tada tie, kur savo išlygino, aš ten džiaugiausi jo ir paskui. Bet kad gerai, kad jie palygino bent jau, tai kokia šventė buvo aišku, ten žmonėms. Vienintelis tai va tas, ką mes kalbam vėl, turinio daug iš tokių rungtynių atsiranda vėl, žinai. Nu, tai... Bet gerai, buvo ir 32 komandos ir tie patys vokiečiai daužė ir Saudo Arabija 7-0, pusfinalį Brazilus daužė tokį pat rezultatą. Ar būtų ten 3-1 ar 4-1, ar koks skirtumas? Koks, šiaip man jokio skirtumo. Golų prisižiūrėjo. Dabar tai bent jo. Bet turbūt dėl to aš nelabai gal fulė žiūriu, man biškai per ilgai ten viskas, žinai. Bet dabar gali žiūrėti atsisukti. Highlightus, ne, tai highlightus prasisuk, bet toks, žinai. Bėga, atgal. Bėga, žinai. Narsuliai, atgal, kaip ir tokie žyvili, žinai. Bėga. Na, japonai vakar neblogai bėgo, šiaip iš tikrųjų gerai sužaidė. O, japonai šiaip. Kalbant apie japonus, tai japonai įvedė tokią praktiką, šiaip čia žiūrovai dabar tvarkosi, bet japonai buvo ir pirmieji, kurie įvedė tokią praktiką, kad ateina į rūbinę palieka tokią, kokią, sakyt, palieka tik tai ten buteliukus dažniausiai, bet ir tai jau gražiai sustatytų, žinai, viską. Nes kiti ateina, kokią rado. Prišyka, nušyka ten. Nu, ten realiai jo. Tai dabar ta praktika jau visur yra, futbole jau visi palieka tas rūbinės gražiai ir ten va, ir Uzbekistano ten buvo. Pavyzdžiui, vaizdai iš rūbinės, kur ten pas kanadiečius buvo, parašė ten irgi viską susitvarkė ir dar parašė ačiū Jums už gražų prieimimą, sėkmės pasaulio čempionate, ten, žinai, lentos viską, nu, tikrai toks gražus. Nu, čia darė marketingistai, aišku, ne. Nu, čia japonų yra. Bet japonai šitą tai turi, jo, tikrai. Pas juos tai yra kultūriškai, bet kad Uzbekistanas, Hebra, Uzbekistanas švaroj paliko rūbinę. Nerasistas, bet ten tikrai turėjo savo komandos janitor, kur tiesiog pakomunikuot, kad va, žiūrėkit. Tai prašom visų uzbekų, kurie žiūri šitą laidą. Nes šiaip tai, nežinau, čia kiek tų buvo rašoma visokių apie tai, kiek ten miestuose bus visokių crime raidų, šiukšlių, krizių, nes ir taip ten toks New Yorkas, ten skęsta šiukšlėse ir žiūrkėse, ir dar kai toks rautas žmonių užvažiuoja, ta prasme, tai ten tada, nu žinai, nėra katastrofa. Taip. Tai ir smagu, kad Hebra susirenka šiaip, tai čia, žinai, mes gal, kaip jūs save Nordic Europe vadindami, žinai, tai ir tai skaityk dar kartais, žinai, po koncertų ten šiukšlių sugebam prisimėti, žinai. Nu, jo, bet šiaip švaru, tvarkingai. Labai daug kas užsieniečių važiuoti nustebė. Buvau Vokietijoje, sakau, prieš savaitę, tai nekalbu apie tai, kad ten, žinai, jau vokietis ratas yra praeivis, bet turiu. Ne, čia realybė tokia yra. Va, rinktinės rungtynės įsijungti. Nu, tai va, bet ir tos... Pavardės pasižiūrėk, kur iš kur atėjo tie žaidėjai, backgroundas, tai tiesiog čia nuo to nepabėgsi. Prancūzų ten pusę žaidžia ne savo, kur užaugę, bet ten Maroko rinktinė, Alžyro ir taip toliau. Prancūzų apskritai daugiausiai žaidėjų iš Prancūzijos šitam čempionate 100, man atrodo. Kažkas tokio, jo. Tai va, marokiečiai žaidė. Pas marokiečius Antakalny yra double citizenship iš tikrųjų. Jo, tai daug, visokių, ten Afrikos panašiai, žinai, tų. Jo, pas marokiečius buvo taip, kad pirmą kartą istorijoje jie kaip pakeitė ten porą žaidėjų antram kėliny, buvo 11 žaidėjų vienu metu aikštėje ir nebuvo nei vieno gimusio Marokė. Tiesiog pirmą kartą. Ir realiai iš 26, man atrodo, 19 jau pas juos šiaip iš visoje sudėtyje yra gimusių ne Marokė. Tai žinai, tiesiog toks pasaulis. Keistai, jo, čia šitie. Nu jo, bet dėliojasi. Ne, nu tipo, fulė, aišku, žinai, čia toks irgi lošia tose klubiniuose, turigi ten ir gerbėjų tie žaidėjai, žinai, visuom pasaulio galuose, kas taip palaiko. Vis tiek užaugė daug kas ten toj pačiai Prancūzijai, nu, tipo, tie taip, tai Prancūzijai, Olandijai, Belgijai, taip toliau, ten, žinai. Nu, tai galų gale jie yra ne iš oro, žinai, jie turi tų šaknų, žinai. Man labiau nepatinka, kai būna iš oro, žinai, ten pažaidžia ten 3 metus kažkokia valstybė ir ten dalinam čia tas tada, žinai. Kaip šitas dabar rašė. Naturalizuoti Saudo Arabai. Man tas nepatiko, kai turi tų šaknų ir tu pasirenki, ar tu nori, kur gyvenai, ar tu ten, va, kaip Buzelio atveju, ar tu Amerikai, ar tu... Apie Amerikos va šitą Balagūnas, kur dabar čia mūsų... Man atrodo, Ambrazevičius rašė gal Facebook'e, kad jisai kažkaip blemba gavo, nes neleido įskristi ten mamai, man atrodo. Nes čia mama buvo, neleido įskristi. O Amerikoje, kadangi pagal žemės yra principas, jeigu gimiai ir gauni iš karto tą... Anksčiau, dabar jau taip nebėra. Anksčiau būdavo, kad iš principo... Bet čia tai iš vis nurandom, tarsi. Taip. Tai jis ten yra, kai kurie žaidėjai būna, kur 4, 5 valstybėm realiai, nes gimė yra vienur,
tėtis iš vienos, mama iš kitos, tada tėčio tėvai irgi abu skirtingi. Kaip Karolina Meskino. Ir panašiai. Italų, Australijos, Lietuvos. Nemanot vyrai, kad tai yra galimybė gelbėjimos ratas Lietuvai, Lietuvos rinktinė, suburti kažkada irgi emigracijoje išaugintus Anglijos, Ispanijos, Italijos futbolo akademijose vaikus. Tai tik to turbūt mes ir laukiam. Yra, bet reikia padaryti statymus biškelį lankstesnius. Nes jeigu dėl kiekvieno ten pradėsim, žinai... Ir čia net yra kitas kampas. Ne tik per sportą, bet labai daug vaikinų grįžta tarnauti Lietuvos kariuomenėje, pavyzdžiui. Apskritai šito mes, man atrodo, per mažai išnaudojam, nes mes turim suprasti, žinai, Lietuva kokiam kontekste dabar yra jau globalizacijoje, kad tikrai labai daug turim išvažiavusių po ES ar po Šengeno svetur. Ir iš kai kurių matom net atiminėjom pilietybės. Bet čia buvo ypatingai dar, žinai, lietuviškai kalbantis. Dabar tikrai pažiūrėt, ten hebra iš Brazilijos, kur seneliai, žinai, ir ten tėvai buvo išeiviai tarpukarių, žinai, ir jie kalba lietuviškai, nieko bendro su šita šalim neturintys. Ta prasme, iš tikrųjų gimė kažkada tenai ir visą gyvenimą tenai gyvenė, bet kažkoks toks yra, žinai. Tai man atrodo, mes tik turėtume kviesti, džiaugtis, ta prasme, skatinti šituos dalykus. Ir netgi, kaip paminėjai Buzelį, man atrodo, labai ta logika aiškia, ne, kad tau į Anglijos kokią nors ten rinktinę papulta, ne? Lošiant fulę. Yra reikalų. Faktas daug sudėtinga. Bet, žinai, turėti tą viltį, kad tu gali Lietuvos rinktiniai kažkada sužaisti gerai fulę lošdamas. Čia jau visai atsiveria kiti dalykai. Jo, ir jeigu tu žinai 5-6, tai yra tas Mukasa dabar, kur žaidžia irgi jau Manchester City, tai jisai dar ir kol kas taip mėtosi, žinai, nes dar iki Anglijos rinktinės, bet matysim, žinai, tas Valera yra Ispanijoje, kur žaidžia irgi Elčiai. Tai žinai, vėl tu, jeigu tokius... Šitas Valera Karabinaitė. Jo, Germanas Valera Karabinaitė. Tai įsivaizduok, pavyzdžiui, tu tokius turi 5-6 ir jau ta rinktinė jau kitokį vaizdą turi, tai jau vėlgi va. Ir šiaip Kurasavo nei vieno nėra žaidėjų. Ir man atrodo, žinai, vienas dar kitas dalykas, tai ir vaikam emigracijai, žinai, už tai, kad gal kažkada žaisi iš Lietuvą, bet ir pačių sporto propagavimui turbūt pas mus Lietuvoje, už tai, kad suvažiuoja hebra, kur tu vėlgi sakau, ten kažkokiuose klubuose palaikai, ne, ir žiūrėk, loši už tavo rinktinį, nes turi šaknų. Man atrodo, kad čia iš vis nėra nei vieno neigiamo aspekto šitoje vietoje, nes čia reikia suprasti, kad mes išsibarstę čia tikrai. Taip. Tai faktas, kad čia reikia kiekvieną tą lietuvį ar lietuviškų šaknų turint kaip tik turėti arti, o ne dar bandyti nustumti. Ir sakau, ne išraut, o laistyti reikia. Dabargi iš pasakos. Dabar, kai pasakėjai, kaip ant Bražionis, ne, bet sakau, ir dėl Bernardas, ir dėl sporto promo, paprasčiausiai, Buzelis kapą, ne, Vėl, iš tikrųjų, tarp jaunimo krepšinis, kodėl mes sakome, kad, žinai, rinktiniai nebesurinkam čia hebrose, ne, nes, gal turėjome tą duobelę vis dėlto, aš nežinau, čia skirtingų nuomonių gali būti, bet dabar vėl žiūriu iš to jaunimo pusės, ne, kaip ten varo tie vaikai. Turbūt viskas bus ok, nes vėl tas hypas kažkoks grįžta, žinai, toksai, nes vienu momentu toks buvo, jau, žinai. Išsikvėpė. Išsikvėpė, ta pralaimėjimų tokias strykas labai didelis, žinai, kažkokių medalių mes nepasiejom, nes visą laiką sportiniai pasiekimai ir medaliai atneša tam sportui, tai sporto šakai valstybei šovimai iš žvaigždės. Rūta Meilutytė puikiai parodė. Gerai, važiuojam prie spėjimų. Jo, duosiu tau tokius biški lengvesnius spėjimus, kur komandos vis tiek bus daugiau čia tų rungtynių. Tai... O ten kitus būsiu svečius paskaičiuosim. Paskaičiavam, kol kas pirmauja tikrai Grinevičius. Nežinau tiksliai kiek, bet pirmauja, šiek tiek geriau. Gadas Soročka vieną rezultatą tiksliai atspėjo, bet reikia pasakyti, kad buvo ir staigmenų, šiek tiek nesukrito Gadui. Kokius staigmenų, kad Amerika prieš Paragvają laimėjo čia? Ne, čia gal nestaigmena, bet kad Kataras su Šveicarais lygiosim sužais, čia buvo staigmena. Gerai. Tau reiks dabar spėti rezultatus, 3 rungtynių ir paskui dėliosim galę tokių bendrų. Svečių rankų. Bet žinau, kad aš tau lengvesnius tokius tikrai parinkau. Ispanija prieš Žaliojo Kyšulio salas. Žinai, Kapė Verdė, jo. Su Ispanijos. Prieš Kapė Verdė, jo. Taip. Ką žinau, 4-0. Labai sakyčiau geras spėjimas. Tada Prancūzija prieš Senegalą. Čia duočiau kokį 3-2. Irgi. Manau, kad suspirs. Ir tada dar paimkim Argentiną prieš Alžyrą. Argentiniečiai kaip pasaulio čempionai atvyksta. O kaip Alžyras šiaip kokiu? Irgi prancūzų turbūt lošė. Daug prancūzų. Pusė velnio draugiškose buvo aplošę dabar net šitos Niderlandus 1-0. Šiek tiek geriau žaidė, bet neišnaudojo. Bet tokia pusė velnio rinktinė. Gerai, palikim šitą ant staigmenos, lai būna 1-1. Labai logiškai, sakyčiau, gerai, tu čia viską sudėlioj.
Tai ką, nu tai tiek turbūt šitoj mūsų sokerio laidoj, kurioje nebuvo daug sokerio. Aš galėčiau čia dabar pradėti pasakoti apie tas 12 gerai, žiūrėk, rungtynių. Biški žmonės nori to. Nu, kažką gerai. Didžiausia staigmena dabar tau netikėtumas, kas buvo. Taip. Kaip iš jau didžiausia staigmena. Tu mūsų apšvies tiesiog, jeigu gali šiek tiek. Ne, nu aš pavyzdžiui, kad amerikiečiai taip gerai atrodys prieš Paragvajų, aš nesitikėjau. Yra tam paaiškinamų priežasčių. Paragvajus tokia gynybinė komanda, praleido greitai, ten įsimušė į savo vartus. Nu ir tada, žinai, tavo visas planas keičiasi, žinai. Tai biškiai atsivėrė, bet šiaip, nu aš nustebau, amerikiečiai. Tai 2 komandos lošė tose varžybose už Ameriką, ne? Jo, galima sakyti, tai, nes pirmą įvartį jo į savus vartus įjobino. Tai, nu žodžiu, tai toks sakyčiau, kad mane nustebino. Kitas taigmena, nu, kad Kataras paims tašką prieš šveicarus, tikrai sakyčiau, nesitikėjau. Bet šitą pridėtą laiką, ne jau. Jo, išlygino ten 94 ar 5 minutę. Nu ir sakyčiau, australai nustebino, aš dar jų draugiškų rungtynių porą net stebėjau prieš čempionatą, tai atrodė labai prastai, o turkai mano tokie buvo kaip ir vieni iš tokių. Kiek jie baigė? 2-0 laimėjo australai, bet, nu, ten turkai kaip ir žaidė neblogai, atliko 30 smūgių, bet nėjo, žinai, o tie nubėgo porą kontratakų, pasidarė, bet nu, netikėtas. Neturkų diena buvo. Jo, o šiaip, sakyčiau, Marokas patiko labai. Neturkų diena. Neturkų dienos. Štai tavo, kaip parduotuvė, su kuria dirbat, kolega? Lidl. Turkų dienų nebuvo. Nebūna. Kalakutų nepardavinėjo. Vokiškas tinklas, matai. Mačiau Azijos dienos dabar, ne? Ar praeitas savaitės? Nežinau. Aš turėjau dar visos dienos. Pagal žandus tai gal ir panašiai atrodo, bet panašu, kad dažniau vaikštai negu aš. Norėjau dar padaryti integraciją. Jo. Bet šiaip jo, aš pasilgau tų dienų, kai būdavo, tai kažkaip dabar rečiau būna. Kodėl tai? Paklausi tiesiai. Tai va, ir nu ką, žinau, ką dar tu papasakot. Nu, brazilai mane nuvylė, aš kaip brazilų esu fanas, tai man nepatinka tai, kad visų pirma, kad jie ima žaidėjus iš ruskynų, kurie žaidžia, nu nemanau, kad brazilai jau neturi. Brazilai ima ruskius lošti? Nu, tipo, kurie žaidžia tenais klubuose. Ir kviečiasi, bet nu tokie randomini, vienas ten jau rusų pilietybė yra priėmęs, jau turėjo žaisti už tą tipo rinktinį. Bet tai jau nėra, kad brazilai, nu tai irgi patiria tokį jau, kaip sakyti, savo žvaigždės valandos pabaigą na šitą vietą. Nu, jie turi tų žaidėjų gerų, bet kai pas juos dabar yra toks pavojus, kad, žinai, jie turi kokius kartais į vienas pozicijas po 3 gerus, o į kitose visai neturi, žinai, nu tai toksai disbalansas. Kaip mes kažkiek. Jo, kur, žinai, mes 2 centrus turim, kur, žinai, jeigu turėtumėm vieną centrą ir žaidėją tokio lygio, tai būtų labai gerai, nu tai va. Nu gerai, ką gaila, bet man atrodo reikia baigti šitą laidą. Tai gal dar kokią valandžiuką nefilmuojama. Galim tiesiog. Tai paskui galėsim. Galim kažkaip pavalgyti dar kažkaip. Išeisim be su to. Šiaip, sakyčiau, vienas geriausias svečių, Laurinas Sadaitis šiandien buvo. Ačiū, vienas geriausias čia. Kadangi 4 bus, tai vienas iš 4 geriausias. Bus kiek čia 12 laidų planuojame, ne? Man atrodo daugiau pagal. Šiaip tai ačiū už kvietimą, labai smagu buvo. Kažkaip, nesakau, aš praktiškai vaikščiu podcastus jau ne pagal temą, o pagal Hebrą, su kuria gali, žinai, paplėpėti. Tai labai ačiū. Tai ačiū jums ir už sveikinimus. Gal tave užkrėsim šitą biškai sportą. Gerai, ką pasakei sportą, aš galvoju. Gal pažiūrėsi vienas kitas rungtynės, žinai. Sustiksim, venerinių ligų dispanserių kažkur. O jūs laukit mūsų kitos laidos, kai Benediktas Petkus pasakė, nieks nežino, kada jinai išeis, bet žinom. Bet išeis kažkada. Ketvirtadienį, penktadienį kažkur. Tai gali būti, kad vietoj Laurino bus Laurina. Gali būti, tokia palygimu, tokia užuomena. Mes kažkaip su jie vis prasilenkėm. Čia kaip tyčia ir esam tie tokie. Tai va, aš dabar kaip tik skambinsiu po to. Nu gerai, viskas, baigiam, viskas. Ačiū, kad žiūrėjot. Adio. Make soccer great again. Sibet. Sibet kazino. Sibet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.